Aš džiaugiuosi, kad dalinate sėkme. Man kaip tik atrodo, kad jei esu grupėje, kur žmonėms lengvai ir sklandžiai pinigai teka, vadinasi ir man taip gali būti. Ir gerą įsitikinimą atkapstat apie baimę dalintis. Aš visuomet susipaprastinu, kai žmonės klausia, kur gyvenu. Gyvenu centre, bet visą tą atsakau naujamiestį arba netoli žvėryno, kad neatrodyčiau kokia turtuolė, nes patyriau, kad net kai kuriuos draugus butas išmuša iš pusiausvyros. Gal kas taip jautėt, ar tai buvo? Jaučiuosi lyg perėjus į kitą gyvenimo juostą. Išoriškai dar daug kas nepasikeitė, bet šiandien pagavau save visiškai naujoje energijoje. Jaučiu, kad pinigų yra, kad esu mylima, kad mylimas vyras yra. Jaučiuosi laisvai, mylima, nebijau turėti pinigų, vidinė laisvė. Wow, koks jausmas. Ir aš jame jau kelias dienas, tik šiandien tai aiškiai pajutau. Labas, naktį viską pajutau ir fiziškai. Pakilo temperatūra, organizmas valėsi, vėmiau ir viduriavau. Labai keistas jausmas, nors nieko blogo nevalgiau. Ar kada nors taip yra buvę. Didžioji dalis žmonių, kurie yra 8X, vienu ar kitu metu atidaro šį valymosi procesą. Žmonės, kurie yra turėję ryšį su mano energija, kurie yra dirbę tiek asmeninėse konsultacijose, sesijose, ar ėję per gilesnes programas, yra su to susidūrę. Tai yra visiškai normalu, jog fizinis kūnas pradeda valyti senas programas, pradeda valyti senas energijas, tam, kad atlaisvintų vietos. Man ir prieš kelias dienas tai buvo, kad naktį visas kūnas labai užkaito, tarsi išdegindamas tai, kas nebereikalinga. Sveiki, aš jaučiuosi puikiai, pas mane energija visiškai pasikeitė. Ką bedarydama šoku, dainuoju, energija trykšta, aplinkiniai sako, kad kažkur turėčiau išsikrauti. Nors prieš tai praeitą savaitę turėjau ir patikrinimų, dužo kelis kart ir telefonai, ir mašina. Ir mašinai nutiko dalykų, bet reagavau labai ramiai ir viskas puikiausiai išsisprendė. Telefoną kitą gavau dovanų, apskritai viduje jaučiuosi visiškai nepalyginamai lengvesnė ir ramesnė. Tai ir yra mūsų 8X tikslas.